pastoviai būna daug klausimų apie tvirtinimą. Tai vertikalūs tašai tvirtinami su betonsraigčiais va tokiais va. Mūsų atveju 20 piras yra, tai tvirtinam vertikaliai su 350 betonsraigčiais va tokiais, va tiesiog gręžiam ir tvirtinam be jokių plasmasių, be nieko paprastai. Ir kas 2 metrus imam ilgesnį betonsraigtį 400 iš apačios į viršų. Jisai laiko 3 kartus didesnės apkrovas. Galima pas mumis įsigyti, kreipkitės. Yra kitų gamintojų betonsraigčiai, kur kainuoja ir po 8 eurus vienas. Ir pas mumis kainuoja nuo ilgio priklauso apie 2 eurus. Piguva visiškai. Tai čia jeigu pasižiūrėjusi tą betonsraigtį, tai jisai yra toksai su tam tikrais grioveliais ir kaip sako Marijus, tai jūs išgręžėt skylę ir jisai pats įsisriegia į tą blokelį. Jisai pasidaro sriegį ir su to sriegiu laiko. Tai jų kiekis iš principo apskaičiuojamas yra pagal tai, kokią apdailą kabinat, kiek jinai sveria. Tai šiuo atveju mes kabinam lengvas lenteles, tai dėl to toks žingsnis. Galim kabinti ir betoninės čerpės ir šitą dalyką mes suskaičiuojam klientui. Jisai pasako, kokia jo apdaila, mes pasakom, kokių betonsraigčių reikia į kvadratą dėti, ne? Ir dabar aplamai dėl to laikymo, tai va, kaip sako, tas bruselis, jisai laiko kažkiek laiko trintim žemyn nuo to, bet pagrindinis laikymas tai yra šitie 45 laipsnių betonsraigčiai, jie yra tempiami ir sudaro tą visą laikymo galį. Dar pliusas didžiulis būna keramikinis dažnai blokelis, pataupoma yra ir ateinam prie ventiliuojamo fasado, nebūna kaip tvirtinti. Su šitu betonsraigčiu tvirtinam į keramikinius blokelius be jokių problemų. Tai klausimas tik tai tos kiaurimės dydžio. Nesideda jokie plasmasiukai, visi pripratę iš seniau, kad jeigu yra metalinis kažkoks varžtas, dar reikia ten plasmasę. Šitas yra ypatingai patogus ir geras, kad sukasi arba į betoną, arba į blokelį, į kur jums reikia. Sutaupot laiko montuojant ventiliuojamus fasadus.